Turbūt mūsų karta, vyresnioji karta, labai gerai prisimena, kiek nelaimių atnešdavo Lietuvoje neatsakingai palikti įvairūs sprogmenys. Aš turiu omenyje tuos sprogmenys Antrojo pasaulinio karo metais, kiek jaunų žmonių, vaikų suradę įvairius nuo karo paliktus šaudmenis, sprogmenis, kiek tapdavo invalidais, kiek žūdavo. Ir turbūt tokie prisiminimai įpareigoja mus šiandien suprasti, kad tas neatsakingumas jisai neturi kartotis ir mes turime padaryti viską, kad kariniuose poligonuose ar kur vykdomos pratybos ar įvairios panašios, sakykime, pratybos, kur yra atliekami šaudymai su koviniais sprogmenimis arba po pratybų, mes turime suprasti, kad negalima palikti šaudmenų, sprogmenų, kad neatsitiktų tokios nelaimės, kokios buvo. Ir manau, kad šis projektas yra būtent pavyzdys, kad nesunaudoti sprogmenys arba dėl kažkokių tai priežasčių nesuveikia, jie turi būti atvežti čia ir naudojant naujausias technologijas, jie turi būti neutralizuoti ir sunaikinti. Tai naudodamasis progą būtent ir noriu pasakyti Jungtinėms Amerikos valstijoms, JAV ambasadai, būtent didelį ačiū už supratimą, kad yra laikas turėti čia Lietuvoje tokius specialius įrenginius, kad tų nelaimių neatsitiktų Lietuvoje. Šiandien esu apsirengęs tokią uniformą, nes įskrendame į Afganistaną. Afganistane dar tebevyksta koviniai veiksmai ir, kaip mes žinome, dar nuo ankstesnių karų ten yra likę daugybė taip pat sprogmenų. Ir mūsų vyrai, kurie ten tarnauja, karo inžinieriai, jie surenka daugybės tokių paliktų sprogmenų ir ten tiesiog naikina juos vietoje. Lietuvos kariai, kurie buvo provincijos atkūrimo grupėje 8 metus, jie sunaikino tūkstančius paliktų nuo sovietinio karo Afganistane tokių sprogmenų. Afganistane ateityje, aš esu įsitikinęs, taip pat ateis taikos metas ir ten turės būti panašių kelių irgi naikinami tokie palikti nuo karo sprogmenys ir kurie bus nebenaudojami pasenę šaudmenys ir sprogmenys jų kariuomenės. Tai tikrai džiaugiuosi, kad šis projektas jau yra įgyvendintas ir manau, kad tai yra tikrai dar vienas geras pavyzdys, kaip mes, Lietuva ir Jungtinės Amerikos valstijos bendradarbiaujame ir būtent įgyvendiname tokius projektus. Kaip minėjo ambasados atstovas, neužilgo atskris į Lietuvą Jungtinių Amerikos valstijų naikintuvai, kurie pradės vykdyti NATO oro policijos misiją. Tai tokie, sakykime, nuo aukščiausio lygmens bendradarbiavimo pavyzdžiai, kaip NATO oro policija ir tokie projektai. Tai yra tikrai puikus pavyzdys, kaip mes, būdami NATO nariais, galime sėkmingai bendradarbiauti, darydami didžiulius projektus ir tokius, atrodo, lyg tai nedidelius, bet labai reikšmingus. Ir į ateitį žiūrint, aš manau, kad panašus projektai, bendradarbiavimas taip ir tęsis. Tai ačiū dar kartą. Dieve, tavo žodžiu viskas palaiminama ir pašventinama. Palaimink šį pastatą, palaimink švenčiausiai mergeliai Barborai, kuri yra amunicijos sandėlių saugotoja, kad visi, kurie čia darbuosis, būtų saugus, jų darbai sėkmingi ir prisidėtų prie taikaus mūsų tėvynės klestėjimo. Viešpatie padėk mums tėvynės laisvę ir garbę ginant. Amen. Ir mes turėsim. Stack the ammunition.
They just have And another time we'll come. Here's the pull apart machine. What? Team, how they works. They have a. They inspect everything and now they are moving to that area. You remember it.